tema poveikis instrumentams įvairiems, kas laimės ir panašiai. Visų pirma, ką aš galvoju apie JAV prezidentus. Dabar yra tas Bidenas ir yra Trumpas. Mano asmeninė nuomonė, nei vienas, nei kitas jokios įtakos nedaro išvis. Ta prasme, tai yra lėlės. Ir kam tos lėlės reikalingos? Tam, kad užimt žmonės. Anksčiau tai užimdavo tik tai amerikonus, dabar tai užima visą pasaulį. Tai yra visų žmonių galvas užima. Iš tolo kaip aš norėjau užeiti, aš jums papasakosiu. O tai yra tiesa, kuri yra prieinama tik tai tam tikram siauram žmonių ratui. Bet yra mes. Ir reikia, kad mes tos tiesos nežinotume, pilnos tiesos. Tie, kas sužino, juos reikia nužudyti kuo greičiau, kad jie per stipriai tą tiesą arba iš jų kažkokius tai iš jų pamišėlius padaryti, juos pamišėliais, kad niekas jais netikėtų. Tai paimama tiesa ir išardoma į du melus. Melas numeris 1 ir melas numeris 2. Bet tas melas pateikiamas kaip tiesa, kabutėse. Ir vieniems žmonėms pateikiama ir sumaitinama štai šita tiesa, kitiems štai šita. Jeigu jūs pabandysit pakalbėti su prancūzais, pas mus čia Trumpą visi gerbia, lenkiasi jam ir ten bučiuoja pėdas, ne? Jeigu pabandysit pakalbėti su prancūzais, pas juos visiškai praplautos smegenys, Trumpas yra blogių blogis. Blogiau negu Trumpas būti negali. Aš turiu kelis pažįstamus ir jeigu aš noriu įdomią diskusiją apie politiką pradėti, tai aš pradedu ką nors gero apie Trumpą pasakoti. Ir tada prasideda vos ne iki kumščių. Tai čia, taigi tie patys europiečiai, ne, prancūzai nieko nėra ten bukesni negu lietuviai arba lietuviai bukesni negu prancūzai, bet kažkodėl tai prancūzai nekenčia Trumpo ir galvoja, kad jisai iš vis nieko gero nepadarė, o lietuviai, pagrindė bent jau per medijas matom, kad lietuviams plaunamos smegenys apie Trumpą, kad jisai yra gerietis. Tai, to reikia tam, kad žmonės, tie, kurie patenka į štai šią tiesą, jeigu jie ten kažką tai prikrapšto, iškapsto ir pradeda galvoti, kad ten melas numeris 2 yra blogis, jie pradeda eiti ir sakyti, tas melas yra blogis, reikia jūsų yra tiesa. Ir iš tikrųjų jisai patenka tiesiog į kitą melą ir labai retai kam pavyksta iš šių supinių išlipti. Ir čia aš labai paprastai parodžiu, bet dažnai tai būna dar kelių lygių. Tai yra čia sukūrima dar keli melai arba kelių lygių melai. Ir žmonėms pakankamai sunku dasigauti iki tiesos. Ir tai yra apie viską. Taip, paimkite bet kokį, pradedant nuo religijos, baigiant politiką, jūs pamatysit, kad žmonės tiesiog įstumiami į kelias tiesas, arba, atsiprašau, į melus, tam, kad jie tiesiog tiesos nesuprastų, nes tiesa yra pavojinga. Pavojinga ir tiems, kas ją turi, ir tiems, kas ją gaus, ir, žodžiu. Tai toks iš tolo užėjimas iki JAV prezidento rinkimų, man visiškai nerūpi, kas bus JAV prezidentas sekantis, kadangi tai iš esmės iš esmės nieko nepakeis. JAV prezidentas jau seniai daro tai, kas jam pasakyta. Man atrodo, kad tai yra tiesiog neįmanoma vienam žmogui tokį krūvį nešti. Kai JAV prezidentas patenka į savo tą sostą, tai jam reikia per naktį arba aišku, ten nepatenka belenkas, bet vis tiek vienam žmogui viską suprasti ir apriepti ir taip toliau neįmanoma. Vis tiek yra kažkoks tai aparatas aplink prezidentą ir nesvarbu, koks vardas yra už to titulo prezidentas, vis tiek tas aparatas savo darbą daro. Nes jeigu kiekvieną kartą ateitų naujas prezidentas ir viskas iš esmės keistus, tai įsivaizduokit, kas būtų. O ypač su JAV prezidentu, kadangi JAV dabar yra lyderis pasaulio, ekonominis lyderis, dabar Kinija truputėlį vejasi jiems iš paskos. Ir taip šokt į postą arba į sostą, kuriame tau iškart tenka visas pasaulis į rankas, kur tu ten sprendi daug ką. Tai žmonės, kurie turi labai daug pinigų, daugiau negu tas pats Trumpas, jiems tai būtų per rizikinga, jie valdo savo rizikas. Tai čia toks iš tolo toks pakankamai retorinis atsakymas. Tai dabar jeigu žiūrėti į pačias rinkas ir kokias įtakas ten valiutoms arba akcijoms, aš akcijom irgi treidinu karts nuo karto, tai man įdomu yra
vienas klausimas. 4 valandų lygio trendas ar fletas. Ir 1.2, D1, tas pats klausimas. Toliau, kai aš štai šitą momentą nusprendžiau savo, tada aš pasižiūriu, kas ten su fundamentalia analizė darosi. Tai jeigu taip pasižiūrėt į eurą, tarkim, mes matom, kad euras jau seniai sėdi savo fletę, dabar jisai stabdosi ir D1 lygio time frame, pereina nebent H4 lygio time frame'as, jeigu toj kirsim apačias, tai pereinsim į 4 valandų lygio trendo stadiją žemyn. Tas pats su svaru, tas pats su kanadiečiu. Žodžiu, aš čia labai negaišiu, bet jeigu jūs pasižiūrėsit bet kokią valiutų porą prieš dolerį, jūs pamatysit, kad iš esmės viskas paruošta fletui. Tai yra nesvarbu, kas ten bus tas prezidentas, mes kažkur tai čia šokinėsim. Visi čia rėks, bėgios, plaukus surausi savo, ten kažką šoks ten iš 10 aukšto ir nusižudys, o čia bus fletas. Tai jeigu būtų štai šioje vietoje kažkoks tai trendas į viršų, tarkim, mes turėtumėm fazierą į viršų D1 lygių. Ir aš galvočiau, kad išėjo kažkokia tai fundamentali naujiena, kuri šiuo metu yra gera eurui. Tai euras turi brangt ir reiškia gera naujiena tiesiog pastums dar stipriau tą trendą į viršų. Jeigu ta pati naujiena iš tikrųjų yra ne gera, o bloga, o mes su jumis turim vis tiek D1 lygio trendo stadiją, tai maksimum, kad ta bloga naujiena pridarys, tai yra jeigu jinai jau visiškai bloga, tai jinai sustabdys tiesiog štai šitą trendą. Tam, kad trendas apsisuktų, turi įvykti, patys žinot kas, turi įvykti fazieras. Todėl aš į visas šitas naujienas, koronavirusus, pandemijas ten ir visą kitą, žiūriu iš prizmės, į kurią pusę yra trendas. Ta prasme, jeigu man reikia prekiauti. Ir čia prizmė numeris 1, į kurią pusę yra trendas. Antra, ar yra kažkokios tai svarbios, taip vadinamos trijų ragų naujienos. Tai čia pas mus yra forume apačioj. Yra toksai kalendariukas. Aš net nežiūriu, kas ten per naujieną iš tikrųjų. Man tik tai svarbu suprasti, kad čia yra 3 ragai. Tai jeigu 3 ragai, reiškia kažkas tai svarbaus. Aš tada pasižiūriu laiką ir stengiuosi, kad mano sandoriai būtų apsaugoti arba tiesiog neatidarinėti savo sandorių per tas naujienas. Nes gali volatilumas pakilt, gali pašokinėti rinką į visas pusės ir net jeigu mano ten sandoris buvo pakankamai geras, gali jam tiesiog išmušti stopą per ten kelius spiglius. Tokius iš fundamentalios pusės dalykus aš žiūriu. Tai yra globaliai, man mažai kas rūpi, jeigu yra trendų stadija, tuo labiau, jeigu yra fletas. Ir iš trumpalaikės pusės, arba lygio, jeigu galime taip išsireikšti, tai tik tai naujienų paskelbimo laikas mane domina. Kad aš tiesiog neužsiraučiau su savo trumpalaikiu intraday sandoriu, arba net jeigu tas sandoris yra savaitės viduj, kad man tiesiog neišmuštų be reikalo stopo. Gal geriau prieš naujienas tiesiog su profitu užsidaryti ir viskas. Ir nespėliot, nelošt. Tai toks mano atsakymas. Truputėlį taip ribojas su visokiausiam konspiracijų teorijom, bet ir jom aš nelabai tikiu, nes, ne visada ta prasme, nes vėlgi konspiracijų teorijos visokiausios irgi padalinamas į tas tiesas. Tai yra, vieni sako, kad teorijos yra, o kiti sako, kad teorijų nėra. Ir jie čia kalbasinasi vienas su kitu, mušosi, daužosi ir ten reikia vienas ant kito ir ten vieni kitus vadina ten pamišėliais ir taip toliau. O yra kažkokia tai tiesa ir kol jūs bandot štai čia muštis tarp tų dviejų melų, tol jūs tiesos tikrai nesužinosit. Ką reikia, tai yra atsiriboti nuo visų baimių, nes lengviausia valdyti žmonės, kai žmonės bijo. Tai dabar, kai žmonės koronaviruso bijo, tai labai lengva jais valdyti. Atkreipkite dėmesį, kad žmogaus teisės negalioja tada, kai yra pasaulinė pandemija. Tai įsivaizduokit, ką galima įdomaus nuveikti su visokiausiais projektais, kurių negalima buvo prieš tai prastumti, nes tarptautinė teisė neleisdavo to daryti, o dabar jinai negalioja, ta tarptautinė teisė. Arba žmogaus teisės negalioja, nes yra pandemija. Karo metu, man atrodo, kažkokios tai teisės karo metas ten nustoja galiojančios. Ir pandemijos metu irgi
kažkokias teisės nebegalioja. Va. O kol visi bijo ir sėdi, izoliuojasi ten karantinuose, tol galima daug darbo pridaryti visokiausių. Kokio mes tiesos iki galo nežinom ir nesužinosim.